iš pakartoto įstatymų knygos. Mozė kalbėjo Izraeliui: atmink Izraelį tą visą kelią, kuriuo tave viešpats tavo Dievas per 40 metų vedžiojo po dykumą, kad tave nusileisti priverstų ir išbandytų. Jisai norėjo matyti, kaip pasielgsi, ar tu laikysies ar ne jo įsakymų. Alkiu jis privertė tave nusileisti, paskui valgydino maną, kurios nežinojai, kurios tavo tėvai nežinojo. Jisai norėjo, kad tu suprastum, jog žmogus yra gyvas ne vien tik tai duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Neužmiršk, kad viešpaties savo Dievu, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų, kuris tave vedė per didelę baisę dykumą, per ugnies ir gyvatis ir skorpionus, per išdžiūvusi visai bevandenį kraštą, kuris padarė, kad tau iš kiečiausios uolos vanduo ištrykštų, kuris tave dykumoje valgdino mana, kurios tavo tėvai nežinojo. Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai, argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk dalinamės viena duona. Dievo žodis. Hallelujah.
Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Alleluja, 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 Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasakė žydų miniai: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengus iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Ką šiandien Viešpats nori mums pasakyti? Štai paskutinis Evangelijos sakinys. Štai duona nužengus iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Mes girdėjome liudijimą apie protėvius, kurie valgė dykumoje irgi nepaprastą duoną. Stebuklingą duoną, duoną iš dangaus. Aš dar kartą pakartosiu iš pakartoto įstatymo knygos, kaip Mozė kalbėjo visam Izraeliui. Atmink, Izraeli, tą visą kelią, kuriuo tave Viešpats tavo Dievas per 40 metų vedžiojo po dykumą, kad tave nusileisti priverstų ir išbandytų. Jisaigi norėjo pamatyti, kaip pasielgsi, ar tu laikysies ar ne jo įsakymų. Alkiu jis privertė tave nusileisti, paskui valgydino maną, kurios nežinojai, kurios ne tavo tėvai nežinojo.
Jisaigi norėjo, kad tu suprastum, jog žmogus yra gyvas ne vien tik duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Neužmiršk tad viešpaties savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų, kuris vedė tave per didelę baisią dykumą, per ugnies gyvates ir skorpionus, per išdžiūvusi visai bevandenį kraštą, kuris padarė, kad tau iš kiečiausios uolos vanduo ištrykštų, kuris tave dykumoje valgdino maną, kurios tavo tėvai nežinojo. Taigi Mozė primiktinai ragina žydus įsiminti, neužmiršti, atsiminti, ką viešpats yra padaręs, kaip jis vedė, kaip jis bandė, kiek jie prisikentėjo ten, kol juos privertė nusileisti, kol sulaužė jų ambicijas, pretenzijas ir kažką iš jų išgavo, išugdė. Kaip sakant, kietas molis, kol išminkė juos, jų nepaklusnume, jų netikėjime, nepatikėjusio pažado, pažadėtosios žemės užėmime. Ir tas klaidžiojimas dykumoje, vienas iš didžiausių stebuklų, tai ta mana, ta duona iš dangaus, kurią jie buvo maitinami tuos 40 metų. Tai yra stebuklas, kad tokia tauta išliko gyva dykumoje. Dievas išlaikė ją gyvą dykumoje ir ne tik, kad išlaikė, užaugo nauja karta, galinga karta, netgi tikėjime užaugo karta dykumoje, skurde. Ir nemirė badu, buvo išmaitinta dykumoje, kaip sakant. Ir ne bet kokia, bet stebuklinga ta duona. Ar jūs atsimenat, kas buvo sandoros skryniui, kuri buvo kaip didžiausia žydų relikvija, saugoma ypatingai ir laikoma šventų švenčiausiai vietoj, kaip sandoros su Dievu ženklas. Kas ten buvo? Buvo akmens plokštės, tai yra su Dievo 10 žodžių. Tai Tora brangiausia, aišku, pirmoje vietoje. Kas dar? Berods Araono lazda. Araono lazda pražydusi. Stebuklinga ir manos indelis. Tos manas, kurią Dievas juos maitino dykumoje, kaip brangiausios relikvijos, kurios turi jiems priminti Dievo sandorą su jais, ką jis jiems yra padaręs. Dievo didžiausi, tokie Dievo meilės, Dievo tėviškos globos, Dievo buvimo su jais ženklai. Ir vis tik Jėzus sako, kad dabar jau ši duona, kurią jis duoda, yra ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Bet kodėl mums šiandien taip Dievo žodis vedžioja per šitą žydų patirtį? Prie ko čia mes ir tie žydai? Kodėl mes skaitom šitą tekstą? Šitame tekste dar vienas yra svarbus žodis. Jisaigi norėjo, kad tu suprastum, jog žmogus yra gyvas ne vien tik tais duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Beveik galima sakyti lygybės ženklas, o gal ir daugiau. Ne vien duona. Aišku, ir duona, bet ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu. Mes čia penktadienį, kai skaitėm Dievo žodį šlovinimo vakare, mokinomės tikėjimo akimis įsižiūrėti į dvasinį planą šalia mūsų fizinio plano, ta prasme, kas vyksta aplink mus per mūsų
kūniškas patirtis, išvelgti mūsų supančias dvasinės patirtis. Išvelgti tiek Dievo dvasios, tiek piktosios dvasios veikimą, strategiją, atpažinti, išmokti atsiverti Dievui, išmokti pasipriešinti piktajai dvasiai. Ir vėlgi čia yra akcentuojama šiandien Kristaus kūnas ir taip Lietuvoje Dievo kūno šventė. Wow! Čia antra šventė, ko gero, po Velykų. Už sekmines, už viską, ko gero, tokia atlaidai visur. Gal, kad šilta, kad žmonėms lengviau susirinkti. Visokie atlaidai, Antaninės, Joninės čia sukasi aplinkui. Ir Dievo kūno šventė irgi tokia būna daugelį parapijų, išpuoštos ypatingai bažnyčios, labai akcentuota. Bet kas tas Dievo kūnas, kaip jis čia, prie ko čia mes ir tas Dievo kūnas? Kažin kiek katalikų supranta, kad jis yra to kūno narys, dalis. To Dievo kūno dalis, Kristaus kūno dalis. Ir kad švenčiant Kristaus kūno šventę, švenčiame ir savo kūno, ir mūsų visų kūnų šventę, įsikūnymo šventę. Bet viskas dažniausiai suvedama į švenčiausią sakramentą, į Eucharistinę duoną. Ir tarsi tikslu padaroma ta duona. Tos duonos garbinimas netgi, užmirštant, kad tą duoną Jėzus duoda valgyti. Bet katalikai užmiršta ją valgyti, pasistato, garbina ją, litanijas gieda, adoruoja, užmiršta valgyti ją. Valgyti Kristų. Gėrisi Jėzumi iš tolo, garbina jį, įpratę, kad jis daugiau nejudėtų duonos pavidale, nieko nedarytų ir mes būtume saugus, kad ko nors čia Jėzus neprisigalvotų, nepradėtų iš posų krėsti. O tai galim visi ir išbėgioti iš bažnyčios, įsigandę, juk nepripratę prie gyvo Dievo veikimo. Jeigu kažkas prasideda bažnyčiai, tai baisu pasidaro. Kažkaip Dievo kūno arba Kristaus kūno slėpinys yra labai surištas. 3 dalykai tarpusavy, 4, sakyčiau, dalykai man asmeniškai yra surišti. Tai pirmiausia Jėzaus įsikūnijimas, jo kūnas ir Eucharistinė duona, tai yra duona, kurią jis laužė vakarienės metu. Ir tas Dievo žodis, kurį jis ištarė, jo žodis ištartas duoną laužant ir sakant, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas. Tas žodis perkeičia tą duoną ir savo žodžio gale, tame duonos pavidale, jis save atiduoda mums, kad mus pamaitintų, kaip apaštalas Paulius šiandien laiške korintiečiams sako, broliai, argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje, argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne. Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, mes juk visi dalyjamės vieną duoną. Jis mus apjungia visus bažnyčios narius per krikštą, įskiepytus į tą dievišką vynmedį, tą kilnųjį alyvmedį. Esame tarsi šakelės įskiepyti į jo kūną, kaip vynmedžio šakelės į vynmedį, arba kaip alyvmedžio šakelės į alyvmedį. Įskiepyti į jo kūną ir sudarome jo kūną ir esame maitinami jo kūnu. Ir sako Jėzus, tai darykite mano atminimui. Vadinasi, ir mus moko laužyti save kaip duoną ir dalinti kitiems,
kad ir mes būtume maistas kitiems. Kaip tai įmanoma? Dalinti savo gyvastį, atiduoti savo gyvybę už draugus, taip kaip jis ją atidavė. Paskutinės vakarienės metu duonos ir vyno pavidalais, kaip pranašiškai ženklais to, ką jis įvykdė sekančią dieną Golgotoje, atiduodamas savo kūną, prikalt prie kryžiaus, jį iškankinus ir pervėrus jo širdį išliejo kraują, kurį mes priimame vyno pavidale. Ta kūną, kuris buvo pakabintas Golgotoje ant kryžiaus, mes priimam duonos pavidale, o kraują, kuris buvo pralietas iš jo širdies ir iš jo žaizdų, priimame vyno pavidalu. Tam, kad mes, jo kūnas, jo kūno nariai, turėtume savyje gyvybės ir jis pažada mums amžiną gyvenimą, kad jeigu mes jį valgysime, mes amžinai gyvensime. Tai yra kitokia duona, ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius, nematys mirties per amžius. Taigi, žydams tai buvo labai sunku priimti. Žydams iš vis buvo sunku priimti Jėzų kaip Dievo sūnų, kaip Dievą, nes jie buvo girdėję tik apie Dievą, vieną Dievą, ir tą akcentavo visą laiką. Šma Izrael, Adonai Elohenu, kaip ten, Adonai Echad. Viešpats Dievas yra vienas Dievas. Taigi nėra kitų dievų, o čia atsiranda antras Dievas, sūnus. Ir dar krikščionis skelbia trečią Dievą, šventąją dvasią. 3 dievai. Žydui neįmanoma. Nors mes sakom, tai yra vienas Dievas, tik 3 asmenyse, skirtingai besireiškiančiuose, bet yra vienas Dievas. Ir mes tuos 3 asmenys tarsi atpažįstame jų veikimą ir Senajame testamente, o žydai, kurie tiek skaito, tiek kala tą raštą, tarsi jiems uždengtos akis ir jie to net pažįsta. Kas yra su jais negerai ar su mumis negerai. Daugelį dalykų atveria mums Naujasis testamentas ir padeda mums suprasti. Bet ar visi krikščionys, ar visi katalikai atpažįsta Jėzų Senajame testamente ir Šventąją Dvasią Senajame testamente? Ar atpažįstam, kad ta mana iš dangaus yra kaip pranašiškas ženklas Eucharistijos, kaip dažnai pamokslininkai bando sulyginti Eucharistinės duonos, kurią mes dabar priimam, bet Jėzus pabrėžia, kad jis skirtinga. Jis skirtinga ir nepaisant to, kad Jėzus pats žydas ir išpildo įstatymą ir rizikuoja būti nepopuliarus, jis vis tiek teigia, kad jis yra gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jis yra gyvoji duona. Ir kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Klausimas mano, ar tą gyvąją duoną Jėzų mes valgome tik priimdami komuniją? Ar yra ir kitokių būdų valgyti Jėzų kaip duoną? Ką mes dar žinom apie Jėzų? Jėzus yra Dievo žodis, įsikūnijęs, ne? Įsikūnijęs Dievo žodis. Žodis, kuris tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tapo kūnu Marijos įsčios. Viskas žymiai plačiau. Jo veikimo mes negalim apriboti tik duonos pavidale. Jo veikimas toks platus ir dar nesuvoktas, mes tik kaip šešėlius gaudom prasmes,
bandom atpažinti, kur ir kaip jis čia veikia. Jis veikia labai įvairiai, labai skirtingai, bet mano asmeninė patirtis, aš jį valgau ne tik priimdamas komuniją. Aš jį valgau asmeniškai, Gediminas Numgaudis valgo jį, kai skaito šventą raštą. Perskaitę švento rašto gabalą, aš tarsi atsikandu Kristaus gabalą, Jėzaus gabalą, nuryju jį su tuo žodžiu. Pradžioje pakramtau tą žodį, paskaitau dar kartą, bandau atkreipdėmėsi į vieną, į kitą žodį. Prašau, Dieve, padėk man suprast, ką tu čia nori man pasakyti, padėk man išgirst, ką tu nori man pasakyti. Ir kažkokie žodžiai išryškėja man, kažkokie žodžiai paliečia vieną kartą vieni, kitą kartą kiti. Ir aš juos kramtau, mąstau ir prašau, Dieve, padėk man gyventi tuo žodžiu. Aš ryju tą žodį ir virškinu jį maldoj, meldžiu, kad tas žodis išsipildytų mano gyvenime, kad Dievas duotų jėgų man gyventi tuo žodžiu. Ir tas žodis ištirpsta manyje. Manyje jis duoda man gyvasties, duoda jėgų. Jis mane atveria Dievo gyvybei, Dievo dvasiai. Dievo dvasia kažkaip surišta su Dievo žodžiu. Per žodį Jėzus ateina į mano gyvenimą, atveria mano širdį ir pripildo ją šventąją dvasią, savo gyvybę. Taigi, ne vien laužomos duonos pavidalu aš jį priimu ir jo kūną suvokiu ne vien kaip tik duonos pavidale palikta mums. Jo kūnas yra ir bažnyčia. Ir gyvi žmonės sudaro jo kūną, kaip apaštalas Paulius moko. Mes esam jo kūno nariai surišti dvasios ryšiais. Ir dar apdovanoti dvasiniomis dovanomis, vadinamomis charizmomis. Esat girdėję tokį žodį charizmatikai, ne? Čia Romoje per sekmines popiežius susikvietęs visų konfesijų krikščionis ir sekminininkus, ir katalikus, ir protestantus visokių atšakų, kvietė švęsti sekmines naujas ir minėjo katalikų bažnyčios 50 metų charizminio atsinaujinimo judėjimo sukaktį, jubiliejų tokį. Katalikai gavo šventąją dvasią. Ir jeigu popiežius kviečia švęsti šitą jubiliejų, vadinasi, jis pripažįsta tuos dalykus. Ane? Ir jeigu jis dar atsiprašė sekminininkų ir kalbėjo apie bažnyčios vienybę ir tokią mintį išsakė, ir aš svajoju apie tą dieną, kada mes visi suvoksim, kad Kristaus kūnas nėra vien katalikų bažnyčios nariai. Ir kad Kristaus kūnas nėra vien pakrikštyti katalikai, kad mažuma katalikų bažnyčioje galbūt yra Kristaus kūnas, o kitas kūnas savotiškai amputacijai pasmerktas. Nerasta gyvybės, nerasta dovanų. Gali priklausyti kūnui, ne? Bet jeigu man gerai užverštumėt rankikę čia, kokiu troseliu, tai gal kito vakaro ir nesulauktų tą rankelę. Reikėtų ją nupjauti, ne? Arba susižeidus kokiam užkirtimui, kraujo užkirtimui, gangrenai prasidėjus, arba diabetų sergant, nupjaunama. O kas rūko, tas rizikuoja kojų pirštelių labai anksti netekti, ne? Būna nupjaunama. Jėzus kalba apie kažkokias šakeles, kurias apipjausto sodininkas. Ar aš nebūsiu ta atpjaunama šakelė, atskiriama nuo kūno, nors esu pakrikštytas, nors esu katalikas?
Ar aš rūpinuosi, kad Dievo gyvybė veiktų manyje, kad aš turėčiau tos gyvybės? Ar aš valgau Jėzaus Kristaus kūną ir kraują? Ar aš gyvenu Dievo žodžiu? Kad manyje būtų gyvybė, kad aš būčiau vienybėje su broliais ir sesėmis tame Kristaus kūne, o amžinybėje nustepsime, kad visose krikščioniškose konfesijose, ne tik katalikų bažnyčioje, yra atgimusių žmonių gyvenančių Dievo dvasia ir kad bažnyčia neribojama irgi konfesijų. Kad Kristaus kūno dalį rasim ir pas ortodoksus pravoslavus, nes net Maskvos patriarchate, ir pas liuteronus, ir pas sekminininkus, ir gal net pas adventistus. Kas čia dabar už viešpatį gali nuspręsti, su kuo jam draugauti, su kuo ne? Kam duoti dvasią, kam neduoti dvasios? Mes nusprendžiam, kas vertas, kas nevertas. Ar mes neužimam kartais Dievo vietų? O jo, juk mes paskirti ambasadoriais, būti Dievo atstovais, visa kita. Bet kas būna su tais atstovais, kurie atstovauja ne šeimininką, o savo užgaidas? Arba savo ambicijas? Ar nebūna atskirtas šeimininkų? Taigi, Kristaus kūno vienybė, Kristaus kūno gyvybė, ar turėtų rūpėti man? Ar čia kunigų ir vyskupų rūpestis? Ar kiekvieno nario rūpestis dėl išgyvenimo? Ar tas mano pirštelis rūpinasi, kad išgyventų kūne mano? Ar tik tais galva rūpinasi tuo piršteliu? Jeigu Dievas rūpinasi visais mano piršteliais, ar jums turėtų rūpėti mano piršteliai? Kam rūpi mano piršteliai? Jonui vienam rūpi. Dar vienas vyruks pakėlė. Kitiems nerūpi. Jeigu aš pirštelių neteksiu, kaip aš taurę pakelsiu. Svarbu, kad liežuvis liktų gal. Ką? Juk kiekvienas kūno narys yra būtinas, reikalingas, svarbus. Aišku, žmonės prisitaiko, apipjaustyti, apkarpyti, išgyvena, bet tai ribojama. O Viešpats atėjo, kad atgaivintų, išgydytų, sustiprintų. Ir jis ieško tokių, kuriems rūpi tai, kas jam rūpi. Kuriems rūpi ne tik jo išgyvenimas kūne, bet ir kitų kūno narių išgyvenimas kūne, nes mes visi tarpusavy dvasios surišti. Jeigu šeima netenka tėvo, maitintojo, juos ištinka skurdas, jie nebesijaučia saugus, jie gali netekti namų, jie gali tapti klajokliais. Jeigu jie netenka mamos, jie netenka namų šilumos. Bet kokiu atveju, bet kokia netektis yra skausmas. Ar mes išgyvenam skausmą dėl bažnyčios narių netekties? Bet kai susigyvenam, susidraugaujam ir turėtume sekmadienį visi būti prie tėvo stalo, jūs laukiate, kad, pavyzdžiui, šeimoje jūsų vaikai sugrįš ir iš Anglijos, iš Norvegijos, iš kitur, susės prie stalo ir jūs visus sukvietėt, o kažkas negrįžo ir neprasinešė, kodėl nėra jo prie stalo. Ar jūs nekankina skausmas, nerimas? Kas atsitiko, kodėl jis negrįžo, kur jis yra, kaip jam padėti. Ko gero, ieškot, skambinat ir dar baisiau, jeigu negalit priskambinti,
meldžiatės. O kai bažnyčiai nėra tų, kurie pašaukti sėdėti prie amžinybės stalo kartu, o čia šiandien nėra repeticijoje, ar jam pavyks prie amžinybės stalo prisėsti, ar jis nepasimes, nepražus, ar jam nereikia palaikymo, pagalbos, o gal jį užpuolė, o gal jį apiplėšė, o gal jam reikia pagalbos, gal jį reikia atnešti prie to stalo. Gal jam reikia nuo to stalo kažką nunešti. Kada mes pradėsime viens kitą jausti kaip šeimą, atsakomybę viens už kitą, rūpestį, skausmą dėl viens kito. Juk jeigu mylit, jums skauda, o jeigu neskauda, tai klausimas, ar mylit. O jeigu nemylit, klausimas, ar atgimė. O jeigu neatgimė, klausimas, kur jūs? Mirties glėby? Amputacijos produktas. Kad mūsų neištiktų ta amputacija, kad mes nebūtume atpjauti, atskirti nuo to kilniojo alyvmedžio, turim dėti pastangas, įsitvirtinti jame. Pirmiausia, per nuolankumą, per išpažinimą, kad man reikia tavęs, Viešpatie, man reikia brolių, sesių, per kuriuos tu mane maitini, mokai, vedi, gaivini, stiprini, augini. Man reikia brolių ir sesių. Manęs reikia broliams ir sesėms, kad jie augtų, būtų sveiki, laisvi ir panašiai. Mes viens kitam reikalingi pagal Dievo planą, kad Dievo dvasia galėtų mumise judėti, veikti ir daryti tą darbą. Ir Viešpatie apsaugok mus, kad mes neapsileistume, kad mes nepasiduotume šėtono melui, kad mes nereikalingi, kad mums kiti nereikalingi, kad mes patys galime ir panašiai. Neleisk mums, Viešpatie, pasiduoti tam šėtono planui ir būti atskirti nuo tavęs, atskirti nuo Kristaus kūno ir tuo pačiu atskirti nuo gyvenimo duonos stalo, nuo Kristaus kūno ir kraujo, nuo Dievo žodžio. Tai reiškia, kad nebūtume pasmerkti amžinai mirčiai. Viešpatie Jėzau, tavyje mūsų viltis, gelbėk mus, ateik, apšviesk mus, padėk mums suprasti, panardink mus savo meilį, duok mums patirti, kaip tu mus myli, kaip tu trokšti, kad mes mylėtume viens kitą mylėdami tave, kaip mes trokštume viens kitam išgelbėjimo, išgydymo ir tuo pačiu patys išsigelbėtume. Viešpatie, tavyje mūsų viltis, ateik ir išgelbėk mus. Amen.